Lietuvos krepšinio partneris Urbo bankas. Kalėdų senelis į jūsų namus atskraidina gražiausių Urbo NKL epizodų 10-ką. 10-ojoje vietoje ir vėl Ignas Lukošius, kuris daro tai, ką moka geriausiai. Su visom mėsom ir jau čia reikia minutės per traukėlės dabar. Nu, tu ir krauni. 9-oji vieta. Mantvydas Žukauskas per nugarą išsiunčia mažą siurprizą po krepšiu jo laukiančiam Žygimantui Skučui. Labai gražus epizodas ir pirmieji Žygimanto Skučio mažoji dar kartą. Nieko sau. 8-oji vieta. Vainiui Steponavičiui užtenka vos sekundės išleisti kamuolį, kuris nuo lentos suplėšo tinklelį Kėdainių arenoje. Ir pataiko! Kas daugiau šiandieną, jei ne Vainius Steponavičius? Plyšta. 7-oji vieta. Nojus Vaivada praslysta tarp dviejų varžovų ir viena ranka galingai drebina lanką. Matyti varžovą! Koks įdėjimas. Nojus Vaivada nelieka skolingas. 6-oji vieta. Panašu, jog į šakius Ignas Urbonas atvyko nepietavęs ir todėl suvalgė Augustiną Mikštą. 5-oji vieta. Šaltų veido oponento metimą pučiantis Alminas Vilkas atkreipia ir Arvydo Sabonio dėmesį. Įspūdinga. Ir įspūdinga gynimą. 4-oji vieta. Pastaruoju metu taip rungtyniaujantis TJ Gadsdenas drąsiai galėtų dalyvauti žaidime, jokių kliūčių. Bartašiui, Stipru. 3-oji vieta. Blokas ore, jam ne problema. Arminas Vilkas vis tiek sugrūda dovaną į kauniečių kaminą. Su mėsomis. 2-oji vieta. 10 lemiamų sekundžių. Jokūbo Rudaičio ir Dominyko Daubario asmeninė siena bei per plauką išsaugota žalgiriečių pergalė. Gynyboje gauna bloką Mantvydas Žukauskas. Viso gero. Galimybę iškovoti pergalę. 1-oji vieta. Uostamiestį nutildęs Kipras Urbanavičius sukuria ne mėnesio, o metų gražiausią akimirką. Į viršų paleistas gynėjo fejerverkas nulemia pergalę per pratęsimą. Ačiū Jums labai ir laimingų naujųjų metų.